Labą dieną, esu treneris Mantas, dirbu su neįgaliaisiais. Šitam projektą pradėjom nuo rugpjūčio vidurio dirbti. Susirinko tiek sveikų, tiek neįgaliųjų. Tai būtų grupė 20 žmonių, iš kurių 11 neįgaliųjų ir 9 sveikieji. Mes 2 kartus per savaitę sportuojam, renkamės po pamokų ir turim vandenį bei mankštą. Mankštinamės fizinį pasirengimą. Su įvairiom negaliam, tiek su aklaisiais, silpnaregiais, tiek su fizinė negalia ir su kompleksinė negalia. Aš daug metų esu praplaukęs, prasportavęs, pražaidęs vandensvedį. 2009 metais gavau traumą kaklo ir vežime atsiradau. Bet niekad neturėjau tokio charakterio, kad nulenkus galvą sėdėti ir verkti. Visą laiką buvau užsispyręs tiek sporte, tiek po traumos. Tai visą laiką galvodavau reabilitacijoje, kada mane išleis ir kada galėsiu bent su neįgaliaisiais plaukti vandenį. Tai grįžus pradėjau pats sportuoti ir paskui nusprendžiau, kad reikia siekti savo svajonės ir tapti treneriu neįgaliųjų. Ir perteikti ne tik savo sportinę patirtį, bet ir ką patyriau po traumos. Su vaikais turinčiais negalią įdomu dirbti todėl, kad kai matai kiekvieną treniruotę jie kažką tai padaro naujo ir pas juos dega akyse, o kai pas juos dega akis, tai tada ir treneris būna labai laimingas ir su džiaugsmu laukia sekančios treniruotės. Treniruoju 3 metai bus, kaip dirbu su neįgaliaisiais, bet man yra lengviau dirbti su jais todėl, kad aš ir pats plaukęs ir po traumos visą tą perėjęs reabilitacinį periodą ir žinau, kaip kam paskirti treniruotę, paskirstyti pagal individualų planą treniruotės. Pasirinkau darbą su vaikais, todėl kad pas mumis trūksta labai sportininkų, paralimpiečių, todėl juos reikia ugdyti nuo pat mažens ir traukti iš namų į baseinus, į visus maniežus lengvosios atletikos ir aplamai neįgaliųjų sportą. Todėl, kad jie prabuvę ilgiau namuose, juos sunku prisikalbinti, išeiti iš namų, nes jau jie būna užsisėdėję namuose ir jau nenori, būna nusivylę viskuom. Man su neįgaliaisiais darbas duoda ne tik džiaugsmą, ne tik akis pas mane dega, bet ir smagu, kaip varžybose ar ne varžybose atėję neįgalūs, kurie bijo vandens, jį pradeda pažinti tą vandenį, išmoksta laikytis ant vandens ir paskui pradeda po truputį plaukti. O kai pradeda plaukti, tai jau ir paskui jau tik tėvams sunku susitvarkyti, nes jie tik tai laukia treniruotės ir daugiau apie nieką kitą negalvoja. Visus norėčiau neįgaliuosius aplamai, bet kokią negalią turinčius vaikus, ieškoti šalia namų, savo mieste, savo kažkokios sportinės bazės, ar tai baseino, ar lengvosios atletikos, ar ten šaudymo kažkokio būrelio. Ir tikrai treneriai visą laiką lauks ir jumis priims.